Taip, sveiki gyvi, tai pristatome jums naują projektą, iš tikrųjų, kuris gimė intensyviam astrologijos guru mokymo projekte, nes jau daug moterų, vyrų susirinkę buvo studijuoti astrologijos ir vienaip kitaip, daugiau mažiau visi astrologijos mokslo pasisėmė, žinių pasisėmė. Ir iš tikrųjų, man asmeniškai astrologijos guru mokymai yra nuostabus projektas ir dėl to, kad šitam projekte sutikau be galo daug nuostabių bendraminčių. Ir iš tikrųjų, vat, šitas žuvų radijos projektas yra labiau orientuotas į tą tokią, nu, visuomenės mažumą, iš tikrųjų, kaip bebūtų, tos vadinamosios baltos varnos ir kurios mąsto kitaip. Ir labai daug iš tikrųjų tų žmonių apsijungia ir per šitos mokymus, ir per įvairias kitas idėjas. Ir tai vat yra iš tikrųjų toks, vat, kaip nežinau, kaip žemiškasis lotosas, kaip pavadinti, tai tokia brangenybė, nes nelengva yra išbūti pasaulyje, kuriame tikrai daug dezinformacijos, daug melagienų ir žmonės nori tikėti visokiom, kaip sakant, nesąmonėm ir iš kur jie turi žinoti. Vat sako, nėra teisingo švietimo, kaip atskirti tikrasias žinias, netikrasias žinias. Tai mes vat šitą idėją dėl to ir sukūrėme, iš ko jinai gimė. Tai zodiako rate, tikrajame zodiako rate, rytų džiotiš vedų astrologijoje, iš tikrųjų mes ten matome tą tikrąją grynuolę žmogaus prigimtį. Visi, kurie studijavo, visi, kurie mokėsi ir gilinosi, kurie norėjo pamatyti tiesą, tiesiog nebeturi ką pasakyti, nusvyra rankos, kojos ir viskas, sako, pasiduodu, čia viskas taip ir yra užrašyta, nes tu nebegali paprieštarauti, tu matai tikrasias įtakas, kodėl tu elgiesi vienaip ar kitaip. Ir visos šitos moteris, kurios vat, susijungia į pirmą žuvų radio laidą, iš tikrųjų visas mus jungia žuvų ženklas, tai yra paskutinis zodiako ženklas zodiako rate ir tai yra tos giliausios paslaptis. Ir visas tas vadinamasis vandenynas, nes vat, vandens, ne, iš tikrųjų struktūrose elementų yra daugiausia, tai kaip vat, žemė, oras, ugnis ir vanduo. Vanduo yra skaitomas aukščiausias elementas, nes jisai viską užlieja, tiek žemę, tiek tą patį vėją pradangina, tiek ugnį užlieja ir būtent vandenį. O tam vandenyne yra daugiausiai informacijos, kurią mes galime gauti, bet jinai, kaip sakant, irgi ateina tik tai pagal žmogaus vidinę švarą, nes būna užterštų vandenų, vandenį būna piranijų ir įvairiausių žuvų. Ir jeigu mes einam į tą tokį tyrą, švarų eterį, mes galim gauti pačią, kaip sakant, švariausią va, tą informaciją ir tas visatos paslaptis. Ir būtent žuvis simbolizuoja dalykus, kurie yra labai gilus ir tokie, sakykime, egzistenciniai ir kur jau iš žuvų tam vandenyne pabuvęs, tu nebejotinai jau kažkur aukščiau, plačiau vis tiek kilsi ir tavo sąmonė bus priversta atsiverti, kitaip tiesiog neišeis, nes nuolat tu panyri į tą vadinamąjį visatos vandenyną. Tai va, tai šiandien pirmoji šitoj laidoj iš tikrųjų turime dvi temas. Kadangi artėja naujieji metai, tai natūraliai ta tema tokia iškyla, vat, reiškia, gruodžio 31 praktiškai visas pasaulis, daugiau mažiau 80% pasaulio švęs naujuosius metus. Ir šiai dienai, kai jau yra vis tiek degradacijos ta epocha, Kali Juga, jau kaip daugumą žinot, žinios yra labai tokios visos, sakykime, adharminės. Jeigu trumpai, tai dharma yra taip, kaip Dievas sukūrė dėsnius, vat paėmė Brahma, reiškia, jisai kūrė visas visatas ir jisai sukūrė kiekvieną. Vat žemėje tokie ir tokie įstatymai, jeigu jūs norit būti laimingi, vat šeima, vyras, moteris, tam tikri dėsniai, ne va tai kažkokie kaip ir prietarai, bet kuriais remiantis ir kurio pirminių kalendorių remiantis žmogus bus nu toks vis tiek daugiau laimingas ir eis su dorybės gūna. Tai būtent, reiškia, būtent visas pasaulis tuo remiasi. Dorybės gūna, laikausi dharmos žinių ir aš esu laimingas, aš esu toje dorybėje, išlaikau save dieviškoj sąmoniai ir einu su gamta, su šitom žiniom. Ir vat būtent dabar reikėtų pasigilinti tai, kodėl visas pasaulis švenčia tuos naujus metus remdamiesi drakonais, ten barsukais visokiais, nežinau netgi tiksliai, bet kažkiek tai kiekvieni metai yra priskiriami kiniečių kalendoriui. Kodėl kiniečių? Kodėl tai? Nes jų ta valstybė kaip ir viena tokia didžiausių populiacijų pasaulyje ir vat jie sugebėjo visur šitą išplatinti ir netgi, reiškia, pasekoja panaikinti tos pirminius dėsnius. Tai vat apie tai norėtumėm paklausti. Yra šiandien mūsų laidoj labai rimta astrologė, dabar nežinau, prisistatys Maldyvose ar kur, ir papasakos mums apie vat, būtent kinų kalendorių ir įtaką naujam metam. Sveiki, aš iš kažkur po palme, nesakysiu kur. Pamatysit Instagrame. Tai apie kinų naujosius metus. Nu, kinai sukūrė savo
kalendorių, savo tradicijas ir jie ten savo švenčia, kaip jie nori ir kaip jiems patinka. Kol vakariečiai nesugalvojo paimti visko ir uždėti savo spalvotus lipdukus ir padaryti, nupiginti iki 99 centų. Tai kinų naujieji metai, mes juos švenčiame mes nešvenčiam, bet tie, kurie švenčia, tai švenčia juos dažniausiai vidurnaktį sausio 1, ar ne? Bet kinai švenčia būtent pagal mėnulį. Kas įdomu paminėti, tai 26 metų kinų naujieji metai vyks 17 dieną vasario. Ir jeigu pasižiūrėtumėm astrologinę lentelę, pamatytumėm, kad tą dieną yra Saulės užtemimas. Tai sėkmės jums švęsti. Manifestuokit kuo daugiau, būtent per užtemimą. Taip, nes jeigu imti gamtos dėsnius, tai Saulės ir Mėnulio užtemimai visada jie vyko ir visada jie vyks. Ir dabar dėl to nereikia verkti paklodę, kaip sakant, ir negazdinti žmonių, bet iš esmės tai yra viskas. Tai yra visatos dėsnis sukurtas. Saulės, Mėnulio užtemimai koridorius tai yra nepalankus laikas. Tai dar kažką, kaip čia pasakytumėt, labai rimta astrologė, inicijuoti ir per tą tai gaunasi dar nepalankesnį sau likimą kurti. Taip, na tai žinoma, šiuo metu šiandien yra gruodžio 11 diena, tai labai greitai prasidės, aišku, visi postai, metiniai horoskopai, visokios rekomendacijos, kaip rengtis naujųjų metų sutikimui, kad jie būtų sėkmingi, laimingi ir atneštų visko ten daug ir išleisite labai daug pinigų suknelėms, kad pasipuoštumėt, vietoj to, kad tos pinigus investuotumėt ir tada sakytumėt, neprisimanifestavo ir vėl, tai bent jau galėsite kaltinti užtemimą. Bent jau kažką galėsim kaltinti, kad kur mes tus pinigus ištaškėm. Nes, sėdint ant sofos su gražia suknelė neprisimanifestuos kažkiek labai daug, ar ne? Po palmę, jau daugiau. Tai bet jeigu grįžtant prie rimtų dalykų, tai taip, Saulės ir Mėnulio užtemimas vyks vandenyje. Ir taip pat yra Veneros ir Rahu konjunkcija, ar ne, vėlgi vandenyje. Tai norėsis tų visokių laisvamanyščių šiek tiek, ar ne, norėsis tų gražių suknelių, norėsis laisvamanyščių, bet nepamirškim taip pat, kad ir žuvyse bus Neptūnas su Saturnu, ir kai jau atsibusit po savo visų laisvamanyščių, suprasit, kad, pagiriotis irgi nėra labai faina po visko, nesvarbu, ar jūs prigerėt alkoholio, ar buvot kakavos vakarėlį, vis tiek apsvaigina, ar ne, buvimas ir taip toliau, visokios manifestacijos per jėgą, iš trūkumo, jūs apsvaigins, kitą dieną jausis galvos skausmas. Tai susimastykit, ar tikrai jums verta užsiimti tokiais niekais. Taip, nes, reiškia, bendra informacija būtų tokia, kad visumoje dabar ko siekia žmonės per visokius tuos atidarė portalą, dabar, esat matę galbūt, kad būtent kažkoks tai portalas atsidaro ir būtent tą sekundę kažką tu ten padaręs, kažką tai gausi. Tai yra iš tikrųjų ta vakarietiška kultūra, ne ta tokia gausa, manifestacija, tie du pagrindiniai žodžiai, kurie žmogų veda tik tai visiškai tokią materialę, kad gauti kažką, kad sėdėti pinigų appampus ir toliau auginti savo svorį, kiek žmonių manifestuoja gausą ir, kaip sakant, gausa atsiranda ant jų pilvo ir niekaip negalim paneigti, kad vis tiek ta tokia tendencija yra bendrai manifestuoti gausą ir sėdėti ant sofutės, reiškia nieko nedarant. Kaip sako, tie, kurie jau daugiau mažiau susiduria su joga, moterų rateliai, įvairūs susirinkimai, sako, nieko ten nesiskiria. Ten vis tiek visi sėdi ne ant sofos, o ant pagalvėlės, kristalai, pagalvėlė. Tai ta pati sofa, tik pagalvėlės pavidalė, saugiai padėjus užpakalį viską manifestuoti. Iš tikrųjų, tai tas dabar reikėtų grįžti pirminės tradicijas. Kas iš tikrųjų turėtų būti nauji metai, kalėdos,
vat ta pagonybės tradicija, ta bendra kažkokia tradicija, vat kodėl iš viso reikalingos yra šventės, ką mums simbolizuoja vat mėnulio kaip jaunatis, ane, vat į ką tai galime atremti, tai norėtumėm pakalbinti Mėją. Vat Mėja, kaip iš tikrųjų vat pagal pagonišką, vis tiek ta tokia, nu, irgi arčiau tos pirminės tradicijos, kad reikia garbinti dievybės. Kodėl mes garbinam? Nes iš tikrųjų viską sukūrė Dievas, Saulė, iš dieviškos energijos. Jinai Mhm. ateina, mes dėkojam. Tai vat apie tai galėtum papasakoti? Šiek tiek jo galėčiau. Iki krikščioniški lietuviai jie nešventė kalėdų, jų visos šventės būdavo susijusios su gamtos kažkokiais tai lūžiais. Tai yra lygiadieniai, saulėgrįžos, na ir kiti dar yra iš keltų kilę keturios šventės. Tai nauji metai būdavo vasario mėnesį, o tai yra kovo mėnesį, kai būdavo vadinamojo star arba pavasario lygiadienis. Tai ir buvo nauji metai, kai nauja pradžia, naujas ciklas, tai šitie nauji metai būdavo svarbus. O mūsų nauji metai jie yra, nu, tiesiog kaip žmonių pramanas, tuo labiau, kad dabar ta kinietiška tradicija atėjusi, tai yra to, nu, kaip aš sakau, Dievas nekeliauja inkognito, inkognito keliauja marketingas. Ir tai mes kol galit svetima kultūra tol, kol mes ją, ta prasme, maitinam, mokam už jas. Teminiais vakarėliais, labdarais teminiais, papuošalais, visokiais horoskopais ten, tai tol jinai gali ir tiesiog, nu, žmonėms to reikia kol kas, tai, kaip sakant, vėliava į rankas, jeigu jiems tai patinka. Kol kas tiek. Taip, tai reiškia vis tiek, vat, jeigu taip sakyt, kaip buvo vat, sukurtas pasaulis ir visata, vat, pačioj pradžioj, reiškia žmonės garbina derliaus dievybę, kad duotų Taip, to derliaus maisto. Ir tai turi iš tikrųjų prasme, nes yra visatoje atsakingos dievybės įsikūnymai, kurie net iš tikrųjų va, tą gali taip, kurie padėti. padeda žmogui išgyventi, kurie padeda būti santykiai harmonijoje su gamta, kai žmogus yra priklausomas nuo gamtos, kai jisai jai atiduoda savo nusilenkimus, savo maldas, tai būtent gamtos dievams, tai būtent šitaip santykiavo senovės pagoniai, nes, nu, pagonys tiesiog, o ne sukurtiems dievams. Jo, nes, sakykime, bendra tokia, jeigu taip jau visiškai paprastai aiškinti, tai reiškia visatoje yra, vat, nu, sakykime, lietaus dievybė, vat, derliaus dievybė ir tu paskiri savo laiką, tu turi, nu, 24 valandas ir tu, vat, valandą laiko paskiri, dėkoji, ten, rodai dėmesį tai dievybė ir tu, vat, nu, kalbėsi su ja ir iš esmės, kas vykdavo, kažkokie tai ritualai ir padėka, ne, dėkojimas. O dabar kas vyksta? Kaip, vat, garbina tą, kas čia bus, ugninio arklio metai tarsi, ne? Kaip ją reikia Vyksta garbinti? orgijos. Ir ką Orgijos. liepia daryti, gal kas nors žinote, vat, galbūt Ieva arba astrologė mūsų iš pajūrio. Ką reikia daryti vat, su tuo arkliu ugniniu? Kas įvyksta? Ką reikia daryti su to ugniniu arkliu, pamatysite per visose socialinėse medijose maždaug savaitės bėgyje. Jums bus postai ant kiekvieno kampo. Pamatysite per telikus, tikrai turėtų būti, ar ne, vis tiek ten tokius niekalus skelbia. Ir taip toliau. Tai jums pradės skelbti visur, ką daryti, kad spėtumėt pasiruošti, kad spėtumėt iš jų nuorodų nusipirkti reikalingų atributų. Viską žmonės, kuriems svarbu parduoti, jums išreklamuos, jūs nebijokit, nepramiegosit. Jums bus viskas paskelbta, jums bus įkišta į jūsų telefoną, į jūsų kompiuterį, ant kiekvienos įmanomos reklamėlės, jums bus parašyta, kad ateina ten tokie ir tokie metai, tokio ir tokio gyvūnėlio ir renkitės tą ir tą, valgykit tą ir tą, kaip sutikti, kur nuvykti, kaip atrodyti, kad spėtumėt susipirkti iš jų visus atributus ir viską, kad išsigastumėt, kad jeigu taip netrodysit ir taip nesielgsit, kad jums bus šikna. Viskas bus sutvarkyta, nepergyvenkit. Taip, bet reiškia, nes mes dažnai keliam klausimus, vad būna parašau, sakau, tai kaip, kokie čia dabar metai bus ugninio arklio, plaukuotojo barsuko ar dar kokio bieso, kaip sakant, o kas nors pagalvojot apie tą gyvūnėlį. Vat apie tą gyvūną, jisai visus tuos metus turės vaidentis ir kažkokia prasme netenka ramybės, dabar iš kur tai iš vis atsirado. Reiškia, kas galbūt esat skaitę, reiškia, gyvulių ūkis, ne, vat yra ir knygos paliktus jau tai tokiai žmonių civilizacijai, kuri virsta į gyvūną. Kodėl šiai dienai žmonės labiau myli gyvūnus negu vienas kitą? Yra tokia tendencija, niekaip negalim sakyti, kad, va, tarkime, rytų kultūrose
tikrai nuvažiuokit į tą patį Balį, į tą patį Tailandą, ne tik Indiją. Visur dievybė yra. Vat yra padėta statulėlė ir žmogus su ja kalbasi. Va čia dabar užlipau laiptais, yra Džai Džaganat, būtent Krišnos įsikūnymas, yra šventykla, čia yra pačioj tos dievybės. Ir ta močiutė kiekvieną rytą apiplauna, atneša valgyti, pasikalba su ta dievybė. Šunys ir kačiukai yra lauke. Jie tikrai negražiai atrodo, jie labai labai negražus, nepalyginti su vakarietišku grožiu gyvūnų, nu, bet pirmoji vietoje jiems yra altorius ir jų va ta dievybė. Ir jie garbina dievybę paprastai pagal ten, kur jie gyvena. Reiškia, jeigu aš prie Gangos, tai Ganga, jeigu aš prie Džai Džaganat, tai Džaganat. Dabar tai yra visiškai nesvarbu, nes tarkim, jeigu tu jau esi keliautojas, va kaip matom, va, labai rimta astrologė, jinai keliauja po pasaulį, guli po palmę, kiek žinau, ne vieną knygą jau yra parašiusi, gulėdama po palmę, kažkaip jai ten stebuklingai viskas rašosi. Tai jinai jau yra tokios, sakykime, viso pasaulio gyventojus ir jinai gali rinktis, ką jai garbinti. Galbūt jinai atvyks į vat, kažkur į Balį, pamatys savo tą dievybę, arba galbūt atvyks į Vrindavaną ir ten, ir jinai supras, kad tai yra mano, vat, arba kažkokiu būdu gaus palaiminimą ir tai taps jos dvasinis ryšys su dangiškoju pasauliu. Tuo tarpu žmonių ta civilizacija, kurie jau tapo gyvūnais, reiškia, nu, vis tiek yra gyvūnai ir jiems tie gyvūnai jau tapo artimesni negu žmonės, vienas su kitu nebesusikalba. Čia, aišku, ne apie tai, nes gyvūnai iš tikrųjų mus labai labai daug visko mokina, bet ėmė garbinti gyvūnus, reiškia, ir tai įvyksta dėl to, kad pats žmogus jau yra turbūt dažnai, nu, žemiau gyvūno lygio, nes gyvūnas dar turi jausmus, jis turi ištikimybę, jis laukia to savo šeimininko. Vis tiek, o žmonės dažnai jau tokie, nu, kaip ten bebūtų. Ir dabar, jeigu mes garbinam vat, visus metus, arba tuos naujus metus mes garbinam gyvūną, nu, vat, ugninį arklį, kur mes nukeliam savo sąmonę, kaip vat, galėtumėt pasakyti, Ieva, gal turit minčių ir taip pat žinau, kad Ieva yra apie akmenis, reiškia, apie būtent kristalus. Ir irgi vat, yra, ne pagal horoskopo ženklą juk siūloma, kad žuvims arba ten kažkokiems, tai nežinau, dvyniams yra siūlomi atitinkami mineralai. Irgi taip pat vat, galite įsigyti visi dvyniai į vieną ir tą patį mineralą. Tai kiek tame tiesos? Arba visi arkliai vieną ir tą patį, avižą vieną ir tą pačią. Tai Bet tai visus mes tada metus- tik 12 esam, tai jūs 4 Nu, dar tai 8 ir jo. mes visi vienodė, ne? 12 rūšių tik. Nu, tai yra tikrai nonsensas visiškas, kai visus metus, vienus metus gimė žmonės, apikrikštėjami arkliais, beždžionėm, ten triušiais ir taip toliau, ir tokie visi ant vieno kurpalio. Tai net logikos nėra, ne tai, kad intuicijos. Būtent visiškai Tai biologija. sveiki žuvų radijo klausytojai. Aš ką noriu galbūt apibendrinti, ką jūs visos trys sakėt. Tai kaip Mėja sakė apie baltų senovinės tradicijas, kurios garbino gamtos dievus ir buvo šventės pagal gamtos ciklus, pagal lygiadienius, pagal pilnatis, jaunatis. Tikroji astrologija, kuri yra skaičiuojama pagal žvaigždės, pagal žvaigždynus, viskas dabar yra, ir dar kinų astrologija, kinų, žodžiu, ten tie visi metai, kurie yra irgi gyvūnais pavadinti. Astrologiniai ženklai taip pat yra tam tikri simboliai, bet mūsuose, vakaruose visa tai yra suplakta į vieną. Ir vakarų astrologija prasideda su pavasario lygiadieniu, kas būtų va, tie gamtos ciklai, tai visiškai nieko bendro su žvaigždėm neturi. Tai jau pats tas faktas pasako, kad tai yra visiškai netikslu, kad tai labai prasilenkia su realybė. Ir kadangi vakarų pasaulis yra, sakykime, paremtas materija, veikla ir kažkokia tai va, realizacija, tai marketingas, paprasčiausiai marketingas. Ir kaip parduoti, kuo trumpiau, kuo konkrečiau ir kuo aiškiau. Vadinasi, viskas stengiamasi sukišti po vienu ženklu, po vienu žodžiu, po vieną frazę, kad dabar vat, arklio metais jaučiams geriausia pirkti patogius sportbačius, kad galėtų patogiai ir greitai bėgti. O ten kokiam avinui, ten dar kažkas. Žodžiu, kad įvardina žmogų vienu žodžiu. Vienu kažkokiu tai pavadinimu. Tu esi arklys, tu esi avinas, tu esi barsukas ir panašiai. Nors žmogus tikrai nesusideda iš vieno kažkokio tai aspekto. Tai va kaip Simona pristatė, kad truputėlį
susijusi esu su akmenim, su kristalais, tai taip, kristalų yra tokia labai tyra aukšta sąmonė ir žmonės kreipiasi kristalų ir nežinodami nuo ko pradėti, nežinodami ko klausti, klausia, koks akmuo tiktų jaučiui, koks akmuo tiktų dviniam, o kas tai yra, kas tie dviniai, pagal ką tie dviniai, ar jie pagal vakarų paskaičiavimą Saulės, ar jie pagal Mėnulį, ar jie pagal ascendentą Lagną vadinamą, ar pagal kažkokį tai iš tikrųjų svarbų gyvenimo momentą. Tai pavadinti save vienu kažkokiu aš esu žuvis yra mažų mažiausiai netikslu, sakykim taip. Taip, nes čia dabar galbūt klausantis iš karto galvoja, ir dalis tikrai klausys ir galvos, vau, jos čia kažkokią aukštąjį mokslą varo, apie ką jūs čia šnekat, gal aš geriau einu prisigersiu, ne? Nes, nu, tokia sąmonė ir yra, ir ypač būtent apie tos, sakykime, naujus metus, jeigu kalbant, tai kas yra šampano taurė, pakelkim šampano taurę, už likusius būti ir ten nauji metai prasideda. Ir iš tikrųjų, vat, visi, kurie galbūt studijuoja, nes tikrai bus daug žiūrinčių ir studijuojančių, mes dabar kas iš tikrųjų tie nauji metai yra? Reiškia, nauji metai, kadangi Žemės planetos kūrėjai yra visos būtybės čia gyvenančios. Čia kad ir kaip kas besakytų, kas tas Dievas, kaip sako, aš tikiu Dievu, aš iškart klausiu, palauk, kuriuo tu Dievu, tuo tiki, kuriuo tuo Dievu, tai tuo materijos Dievu, nes čia aukščiausias materijos Dievas yra kas? Visi, kurie čia kūrėm. Tai visi, tiek ten iš Amerikos koks nors kristijanas, tiek iš Kinijos Arana kokia nors, visi esam kūrėjai. Ir jau ko mes norim, Rahu, būtent astrologija tai yra Rahu, tas reiškia aukščiausios kosminės sąmonės dieviškumo, būtent apraiška, tai Rahu materijai, tai reiškia žemiečiai, visi Žemės planetoje gyvenantis tokie, kurie daugiau nieko aukštesnės sąmonės neturi, jie viską į norus. Dieve, prašau, duok man duonos, Dieve, duok man, duok. Ir viskas pildosi iš tikrųjų. Tas Rahu, vat būtent yra tokia kaip dieviškumo apraiška, materialusis dievas, sakykime, viską girdi ir anksčiau ar vėliau tavo noras būtinai bus išpildytas. Tai reiškia, jeigu tu dabar panorėjai ten kokią nors Lamborghini, tiesiog taip panorėjai, kad tu gali gauti jį po 10 metų, o galbūt po 1000 metų, kai tu pasieksi tokias galimybės uždirbti, tave visa ta privers uždirbti tą vat, automobilį, viskas nuvesi tai, kad tu gautum tą automobilį, bet ar tu būsi laimingas. Lygiai taip pat žmonės tiek metų manifestuoja tos barsukus, ugninę arklį, ar visuomenė nuo to tampa laimingesnė, bet mes turėsim tokią temą apie tą alkoholį, narkotikus, visuomenė labai stipriai degraduoja. Ir jeigu jie sutinka naujus metus, pakelkim šampano taurę, nu, tai iš tikrųjų yra jau labai žemas kritimas žemyn, o ne taip, kaip sakykime, ką mes artimiausio galim imti visiems suprantamą, nu, pagonis, ne, kad va, šventė padėkoja, ten pagarbina, arba kaip aš sakau, ta dievybė sako, ar galėtų man atsiųsti Ganešą iš Indijos, sakau, nu, galiu atsiųsti, kas iš to, kur tu judėsi. Tu su juo bendrausi, mantrą kartuosi, jam kažką šneki, ar tik pasidėsi ten kažkur. Nu ne, nu tai pasidėsiu, tai dar kažką reikia daryti. Nu, tai jokios prasmės, kas iš to, kad tu ten. Tai viskas yra per ryšį, ta pati dievybė, jinai turi ryšį ir mes matom paveikslą, vad Ganešą, kaip jisai atrodo. Ir mes per tą paveikslą galim įeiti į ryšį, o per mantrą. Tuo labiau apie tai ir yra džiotišo astrologija. Vat Ieva kaip tik ir turi pavyzdį. Taip, ir kaip judu bendraujat. Aš su juo bendrauju per mantras, per mintis, aš jo prašau pagalbos, kadangi jisai yra kaip ir globėjas visos šitos veiklos, apie ką mes esame, apie astrologiją, tai visą laiką prašau, kad jisai per mane siūstų tai, ką reikia man ištransliuoti. Taip, nes aš paantrinsiu, reiškia, kai rašiau, reiškia, knygą Astrologija 2x2 pats savo astrologas, mes labai intensyviai bendravom su Ganešu, aš turėjau paveikslą, reiškia, bet iš tikrųjų su mantra, per mantrą. Ir taip jau, kad jis davė tą energiją, tą knygą parašyti, nes kad parašyti tą knygą, tai net nereikia čia turbūt niekam aiškinti, kiek tam reikia. Iš tikrųjų, viena yra parašyti postą Facebook'e, o kas kita visą knygą parašyti. Ir tikrai be Ganešos pagalbos nebūčiau to padarius, viską ištransliavo Tamal žinios, reikėjo užrašyti, bet aš esu labai silpnas žmogelis, lyginant prieš visą pasaulį, kuris sako, davai, ką tu čia rašysi apie tą astrologiją, 2x2 rašyk apie tą plaukuotą į barsuko, kaip man gauti iš jo kažką. Ne, nu, nenori, taigi dabar kiek čia suprantančių šitą temą, kuri yra iš tikrųjų ateinanti ta tikra informacija, ne, kas studijavo, tai tikrai galit šitą
patvirtinti. Ir dabar gal ir prieitumėm iki tos temos, kad Kalėdos, irgi visi šitie susitikimai ir ta gausa, ne, gausa pilve. Bet kaip žmonės švenčia Kalėdas? Jūs iš Maldyvų, gal pas jūs kitaip, bet šiaip įprastai kaip žmonės švenčia Kalėdas ir naujus metus? Mes kalbame apie Kalėdas ar apie ėdas. Šiaip tai Tai Kalėdos yra irgi vienas iš gamtos ciklų labai svarbių, kada Saulė grįžta, tik tai, kad Žiemos padaryta saulėgrįža. taip žiemos saulėgrąža, aišku, kitam pusrutulyje truputėlį kitaip yra, bet vis tiek tai yra labai svarbus gamtos momentas, o mes tiesiog švenčiam kas ką - Kalėdas, ėdas ir kitokius dalykus. Tiesiog noriu patikslinti, kad anksčiau iki krikščionybės būdavo žiemos saulėgrįža, kad atėjo krikščionys, jie sumanė savo šventę ant viršaus kažkaip tai užteplioti ir aišku, papročiai susimaišė, daugelis yra atėję ir iš senovės prieš krikščioniškų tradicijų ir taip gavosi Kalėdos, bet data yra netgi skirtinga. Saulėgrįža žiemos yra 21-22, Kalėdos, kaip žinia, yra iš 23-24 pirmą dieną. Tai tiesiog yra 25-26. jo, taip, čia kūčios 24. Jo, bet gal galima sakyti, kad visą šitą juk įvedė dėl to, kad garbinti tą Kristaus kančią, nes tai buvo tam Taip, nes tikras agregoras kiekviena, pasisavinti. taip, nes visos religinės šventės praktiškai yra uždėtos ant senovinės pagonių kažkokių tai švenčių, susiejimų, tai kaip ir Ir kadangi žmonėm norisi šventės, ta prasme, jo. Ir tai būdavo lengviau sunaikinti kažkuria prasme, ne tai, kad visiškai paprieštarauti ir skirtingai kažką sudėlioti, bet kai uždedi ant viršaus, tai asimiliuojasi per kurį laiką ir taip ir. tiesiog garsiau ir spalvingiau ir gausiau tai apipavidalinta, už tai ir gavosi, kad paėmė viršų. Pagonys išvesdavo žiemos saulėgrąžą, paskui švenčiamas Kristaus gimtadienis. Tai, bet toks Jo, gal skirtumas truputį yra. reikėtų tai pasakyti, kad kaip tos Kalėdos švenčiamos, čia tiem, kas klausys ir vis dar nesusimąstė, eina į bažnyčią ir geria Kristaus kraują. Jūs įsivaizduokit, nukryžiavo atsidavusi, Dievui atsidavusi, Dievo sūnų, aišku, niekas jo nenukryžiavo, čia tokia trumpa reklamėlė, nes kai tu esi Dievui atsidavęs, tavęs niekas negali įveikti, net pusdieviai iš aukštesniųjų planetų, jie pamato, kad tyras baktas atsidavė mokytojui ir jisai mato, taigi šitas taps stipresnis už mane, jis gali mane nugalėti, toks pavydas apima. Ir viskas, ir labai pradeda kenkti, naikinti šitą, reiškia, dėl to tu turi tapti nematomas, tavo šito turi niekas nematyti, nes iš tikrųjų, jeigu kažkoks tai tikras dvasiškumas, jis turi būti absoliučiai niekam nematomas, reiškia, tai kad čia kažkas bando pavaizduoti tik dvasingą, eiti į bažnyčią, su tokiom, aš čia nenoriu jūsų įžeisti, labai rimta astrologė, bet panašiai tokią skrybelę užsidėti ir eiti į bažnyčią ir tada gerti Kristaus kraują, girdite? Dievo kraują, kuris visą šitą pasaulį sukūrė ir dėl ko mes sėdim gražiuose kūnuose kol kas, nesvarbu, kad atsiprašau, 30 metų būsim jau sutrupėję kaulai, kažkam 50, bet šiandien sėdim gražius ir gali ponia keliauti, viską Dievo, tik tai Dievo maloniai tu tą gali daryti. Kaip jums? svarbiausia paaukoti bažnyčioj kunigėliui ir viskas bus išpirkta, viskas bus ramu. Tai sukalbam tris sveika Marija ir atpirktos. Taip, paaukokit ir galėsit tada persivalgyti 8 kartus 5 aukštais. Svarbiausia per kūčias pasninkas ar ne, būtinai pasninkaukit, bet būtinai suvalgykit, ką baba prigamino, visus 12 patiekalų ir užgerkite spumizano, bet svarbu nepersivalgyti. Tai užgerkite spumizano būtinai, nes kitaip jau čia bus nuodėmė ir tada jau teks eiti į bažnyčią ir pasakyti viską kunigui ir dar paaukoti. Tai kaip tik galima persivalgyti tam, kad paskui išgerti spumizano ir toliau valgyti. Būtinai, kaip aš jums ir minėjau anksčiau, visoms problemoms yra sprendimo būdas ir tas sprendimo būdas visada atsiras jūsų telefonų ekranuose, jūsų kompiuterių ekranuose, marketingas tuo pasirūpins. Bet ar galime sakyti, kad reiškia,
kaip yra, nu, va, tos kalėdos, vis tiek kas yra, tai pirmoji vietoje yra būtina, ne, nupirkti dušo žalai ir žvakę, ne, nu, mamai, pusėseriai padovanoti. Rinkinį, reikia pirkti rinkinį, dezodorantų rinkinį, dušo želė rinkinį, su vienu, nu tai vieną pats gali nusipirkti. Reikia pirkti rinkinį, patį pigiausią, kurio niekas neperka ir niekas nenaudos. Būtina, svarbiausia graži dėžutė, Bet tam, jeigu, kad galėtum atsiprašau, bet jeigu tų kompensuoti dėmesį, giminių kurio turiu nerodai visus 50, metus. 50 giminių turiu. Tai vat visiems po dėžutę, o ką? Taip. Neuždirbi. Muiliuką galima, žvakutę galima, visokiausių dalykėlių pilna. Tik Aš dar pirkite. norėčiau truputį įsiterpti, pabrėžti, na, kad ir krikščionybė, kiekvienoje religijoje yra ten ir gražių dalykų, yra gražus mokymai pakankamai, tik tai žmonės patys viską taip suvulgarino, nes, nu, pats ten, tarkim, ir adventas yra kaip pasnikas, yra tikrai, nu, nevartoti kažko, nevalgyti, susilaikyti ir kiti dalykai, bet patys žmonės jie iki tokio lygio, nu, prie, nežinau, ar čia jų godumas, ar dar kažkas, ar marketingas tokio lygio, kad jie kiekvieną šventę padarė iš tikrųjų ėdimu, gėrimu ir kažkokiam linksmybėm. Kai netgi toj pačioj krikščionybėj kalbam apie susikaupimą, apie buvimą kartu, tiesiog apie dovanas ten kalbos nėra tiesiog, o žmonės ką, nu, jie dušo želė perka su žvakėm ir ten Jo, sasystom. nes Kali-juga. Aš įsiterpsiu šiek tiek, ką ir norėjau aš paminėti, gal atrodys, kad aš labai kažkaip priešiškai nusiteikus prieš aukojimą ar kažką, tai nereiškia, kad neaukokite, bet tai reiškia būtent mūsų visą tą tokį bukumą, Taip, kad mūsų būtent. aš nueisiu į bažnyčią, paaukosiu, pasakysiu savo nuodėmes ir viskas, ir aš toliau eisiu, kartosiu, darysiu tą patį. Tai nereiškia, kad neikite, neaukokite, ne, susitelkite, žinoma, tai yra nuostabus dalykas, bet iki ko mes viską davedėm, iki apsirijimo, užgerimo Taip. aspamizanų, prisidirbimo ir ėjimo į bažnyčią pasisakyti. Jau tas momentas, tas kad mes pats- kiekvieną nuodėmę galim atpirkti, ta prasme, sekmadieniais, ypač per didžiąsias šventes, tai čia yra, nu, tarkim, pagoniškam pasauliu, tu esi atsakingas visą laiką už save. Ką tu be padarysi, tu turi grąžinti skolą, tu turi, nu, jokio išsisukinėjimo negali būti, nes tu esi atsakingas už kiekvieną žodį, už kiekvieną veiksmą. Jokių išsipirkimų, tuo labiau indulgencijų, kas dar būdinga ten, tai kad į priekį nuodėmės įsiperki, tai kažkaip, nu, sunkiai suvokiama. Tai kad tada kas belieka žmogui, tik tai būti, nu, nuodėmingų, ta prasme, nes visą laiką gali gauti išrišimą pas kunigą. Tai kodėlgi ne? O tos nuodėmės, tai kas yra? Pamokos, O. kurias patys turim išmokti ir jų nebekartoti. O apie Kalėdų senelį, tai kodėl jisai raudonas? Todėl, kad Coca-Cola spalva. Nes tai Coca-Colos marketingas, raudonas Kalėdų Jo, nes ir senis, ta raudonas apsiaustas. Kalėdų eglutė, sakykime, irgi eglė amžinybės simbolis, o ją nukirsdami žmonės nukerta savo amžinybės šaknis. Ir vėlgi pasiekmes to yra aiškios, jeigu kažkam kyla abejonių, dabar atsisėskit visi klausantieji ir viduj paklauskit savęs, kas aš esu. Tas pats tiesiog budistinis klausimas, kas aš esu. Ar kas nors gavot atsakymą, kad aš esu amžina dvasinė siela klajojanti šitam pasauliu, kažko tai norinti, bet kažkur tai viena sėdi kambarį, kita šiltai Maldyvose prisinorėjo. Dauguma tokio atsakymo negaus, nes amžinybės simbolis yra nukirstas, Dievo kraujas yra išgertas. Tai kas tu esi? Barsukas, kas tu esi? Ugninis arklys šiemet būsiu. Keičiu pavydalus, ne, bet kas aš esu iki galo nesuvokiu. Tai iš tikrųjų tas toks, nu, atsvaros taškas, dar tos kaip kalėdos, vat, Kalėdos, kali-juga, kali, ėdos, tai būtent ėda viską ir iš tikrųjų, nu, čia tai būtent pasaulis sukurtas, reiškia, kad paskui kali viską ims naikinti ir jau, reiškia, pačioj kali-jugos pabaigoje ateina kalkė avataras ir susirenka visus likusius tos, nu, savo atsidavusius ir paskui vėl visi. Ir taip sukasi tos šventės, tai ta prasme šventės, gyvenimo šventės arba šitos šventės. Tai galbūt reikėtų eiti. Nu gerai, jūs čia tiek daug visko šnekat, o tai kaip dabar iš tikrųjų reikėtų švęsti? Kaip vat, jūs švęsite Kalėdas ar švęsite ir kaip jūs švęsite? Tyla. Taip, Sunkus, įdomus niekas klausimas. nešvęs? Švęs, manau, kad švęs visi pas mus tradicijas, tiesiog susirinkti ir būti kartu. Taip, ta prasme, be bažnyčių, bet Turbūt tas šeimos pietus. metas, taip, būtent tas metas, kada šeima vienas iš tų nedaugelių kartų metuose
kada susėda prie vieno stalo, vienoj erdvėj, vienu metu skiria vieni kitiem dėmesį. Jo, nes aš čia gal norėčiau apginti kažkiek šitą tradiciją, kadangi šitam vat Zoom'e mes neturim ožiaragio ženklo atstovo, nu neturime, bet mes savo bendraminčių klube tikrai tokių daug turime. Tai tradicija, ne tradicija, vat vis tiek visas zodiako ratas yra reikalingas. Čia tas visos laisvamanijos, kaip norėjo, taip susigalvojo, čia būtent vandenio yra stichija, nes iš vandenio jau veisi žuvis ir žiūrės viso ciklo pabaigą. Mes kiekvienas tą ciklą patiriam, būtent žuvų ciklą. Kai jau ką prisidirbau, kaip sakėm, nuodėmės, ne, nu tai čia pažaidim kažką, nu gerai prisidirbau, nu nebuvau aš ten jau tobulas, nu ką dabar dėl to griaušiaus, nu nori griauškis, eik į bažnyčią, jeigu tu kaltas jauties. Tiesiog grybo pripjoviau, nu tai ką dabar daryti, kaip man čia kažkaip pasigerinti, labiau pasidžiaugti gyvenimu. Tai būtent ožiaragis simbolizuoja tame rate tradiciją, kaip atsako Ieva, susirinksim vis tiek visi. Iš karto man kyla klausimas toks, kaip sakykime, vandenio atstovų. O kodėl jūs negalite susirinkti, kada iš tikrųjų reikia? Va 21 dieną, va Indijoje Diwali yra, va aš kitoj tradicijai čia sėdžiu dabar, arba dar kitoj Gaura Purnima būtent švesim. Nes aš jau save priskiriau kitai tradicijai, ne, kitai vat, ideologijai, sakykime, bet būtent negalės Ieva susitikti su visa savo šeima kitą dieną. Kodėl? Nes visojam atostogos paskelbtos yra per Kalėdas. Nu, jie, nežinau, kuris čia dabar, tai gerai, kad ponia bimbinėtoje keliaujat po pasaulį ir jums dzin, tai jums aišku, kad dzin. O aš, pavyzdžiui, neturiu atostogų kitom dienom, tik per Kalėdas galiu susirinkti. Tai čia bendra prasme toks, kad, nu, Taip, todėl, kad visa visuomenė yra įstatyta į tokią formą, kad per Kalėdas būtų galimybė susitikti, nes kitų laikų tai žmonės turi savo reikalų ir dirba. Aš galiu pasakyti, nu, kaip aš švenčiu, ta prasme. Tai 21-22 per Saulėgrįžą mes su vyru esam bendraminčiai, mes einam į mišką, deginam laužą ten, tiesiog pasibūnam kartu. Ten yra toks jolės malka vadinamoji, kurią paskui išsitraukia ir kitais metais atsinešė truputį į namuose laikai. Bet, o per Kalėdas, kadangi turiu mamą, o mama vis tiek, tai yra mama ir aš ją gerbiu, jinai yra katalikė, jinai nori šitos šventės, jinai nori tiesiog susirinkti, mes netliekam jokių ten tokių apeigų, krikščioniškų ritualų, bažnyčią neinam, bet tiesiog pažymėti va tą. Ir man tai irgi yra svarbu, ta prasme tiek, kad svarbu mamai. Aš ją gerbiu ir dėl to mes susirenkam, pasidarom kažkokius pietus ir su vaikais, su mama, su vyru. Tai kaip ir daug švenčių padaugėja iš tikrųjų. Bet kiekviena, širdis yra ten, kur širdis, aišku, pagarba yra ten, kur pagarba. Jo, čia labai svarbus principas, nes mano širdis yra, kur mano širdis ir čia, kaip sakant, kaip išlaikyti harmoniją su vyresniaisiais, nes aš irgi turiu savo tradicijas, aš viską turiu ir tai yra mano širdį, būtent svarbiausia, tai yra širdį, ne taip, kad, nes čia niekam iš tikrųjų nerūpi, bet, pavyzdžiui, galbūt mano mama turi kitokias tradicijas ir aš iš pagarbos jai, nes jinai ir vyresnysis arba seneliai gali būti, ne, tai ar sunku nuvažiuoti tą dieną, bet kitas dalykas, čia mes tą gražią pusę išreiškiam, bet kitas dalykas yra, kad, tarkim, kažką bando priversti tą dieną švęsti, tai vėlgi, aš nenoriu, mama, nu tai nėra mano šventė, davai aš atvažiuosiu pas tave 3 kartus per metus, arba kiekvieną dieną tau paskambinsiu, arba pavyzdžiui, mano mama gyvena Anglijoje, tai didžiulis atstumas yra, bet aš praktiškai kiekvieną dieną jai kažkokį tai dėmesį parodau, kartais jau kokia būna turai, tai savaitę nieko jinai negauna, jinai jau nerimsta, bet aš jaučiu, ko jai reikia, tai yra jaučiu kiekvieną dieną, kiek prisimenu, ko jai reikia ir tą dėmesį parodai, tai čia yra apie vieną. Kita yra, kai mes tik per metus susirenka giminės ir tikrai nežinau, ar jūs patyrėte tą jausmą, bet aš jį patirdavau, dabar šio nebepatiriu, susirenki ir tokia tuštybė. Tiesiog tuščia, atrodo sėdi tavo giminės, bet tau viduj vieną dieną tapo tuščia ir dėl to pradėjo tai užpilinėti buteliais. Tikrai, tiesiog, aš nieko prieš, čia kiekvieno pasirinkimas, ten tie seneliai dar 80 metų be kojų, be rankų, bet jie iki 7 ryto dar su 7 buteliais šoka. Tai faina, tai jų pasirinkimas, bet jeigu jie bando tai man kišti, aš to nenoriu, tai nėra mano pasirinkimas. Gal dėl to ir veikia, kad sakoma gerai ir sako, į sveikatą, tai sveikatą. Bet tai yra iš tikrųjų tas užkišinėjimas, kad tu neturi ryšio su vaiku, su anūku, davai išgerkim, tada jau tokie biški nebematysim, nebejausim, jau ten dar 6 galinus. Tai čia negalim to išrišti gerą, ar galim tą mėją kažkokį grožį išrišti, nežinau, tai yra tuštybė. Ne, kaip. Čia tik, kaip sakant, duok Dieve, kad nepasibaigtų apskritai kokių ten baisių dalykų, nes, aišku, ta tradicija yra labai sena, jinai visą laiką jinai būdavo, netgi, tarkim, ir senais laikais ten raugdavo tavų, žmonės gira, kažkaip pažymėdavo, bet tai nebūdavo tokios
kažkokios komercinės girtuoklystės. Tai būdavo atnašaujama dievams, nupilama kažkoks alaus gurkšnis ten padarytas iš pirmo, iš derliaus, iš vyno. Tai būdavo truputį sušventinta viskas, visą tai, o dabar yra tiesiog užstalės dainos ir užstalės tokie malonumai, tokie kitokio pobūdžio, dekameroniško. Jo, nes dar vat, visi, kurie klausot, jeigu norit kažkokių tai pranašyščių, tai čia yra jau pamatyta, vat dabar galit kiekvienas atsigulti ir tiesiog pasiklausyti, arba galit bėgti, kad strimgalviais išjungti staigiai šitą programą ir niekada gyvenime šito neišgirsti, nes yra išpranašauta, kas bus toliau. Ant kiekvieno kampo nusinarkašinę narkotikų ir visų kitų, ateini į lauką, o ten visi tik tai apsirija narkotikų ir niekas vienas kito nebemato, nes tai bus rezultatas to, kad žmonės išstūmė širdis ir nebenori jausti vienas kito, tiesiog širdžių apsijungime, tiesiog susitikus nieko nenorėti vienas iš kito, tiesiog parodyti tą dėmesį, apsikabinimą, pagarbą mamai, vaikui, mamai, kuri galbūt metus nematė to vaiko, ir pajausti širdim, ko ta mama nori. Jis galbūt nori tik paprasto pokalbio ar paklausti, kaip tau sekas, kad tau ir blogai sekas, nesvarbu, bet mama nori žinoti. Ir tai yra kalėdų ir tos visos iš tikrųjų esmė, tradicija, ir nebūtinai mama, draugai, bendraminčiai, dar kažkas, mes apsijungiam širdim, bet jeigu mes nuo to savo širdies tiek jau stipriai pabėgom, kad reikia ją užpilinėti, tai pabaiga bus dar baisesnė. Vat, tarkim, jeigu mes būtumėm kaimynės sumėję ir mes tiesiog sėdėsim atskirose trobelėse ir vieną dieną aš sugalvosiu, kad aš noriu valgyti ir aš nueisiu, pasimsiu mėją, jeigu jinai bus senesnė, jinai nepasipriešins ir ją grįžus išsikepsiu savo krosnį. Ir tai bus visiškai normalu, sakys, taigi visą laiką taip gyvenu. Čia raganos kepa, atvirkščiai bus. Jo, tai čia normalu, tai ką jūs čia, iš kur čia dabar traukėt, kad mėsos valgyti negalima, per amžius juk visi viską valgė, niekas nevalgė, valgė tik tai kšatriai, kurie turėjo turėti eiti apginti savo valstybę, ir tie patys išminčiai, sakykime, jeigu vat, iš tikrųjų, kaip sakiau, prognozuoti naujus metus reikėtų, tai įsivaizduoja, dabar viena iš mūsų gyvena Amerikoje ir pastoviai klausia, vat, yra ekadašis pagal tradiciją, kaip sakoma, tos nuodėmių išpirkimas nėra iš oro atsiradęs, iš tikrųjų yra, laikykitės ekadašio, vat sausai visą parą, laikykitės. Bet aš nenoriu, aš negaliu, taip aš neištversiu, man bus silpna. Tai dauguma ir nebegali, tai jie kažkokiu kitokiu būdu, nes paliko tokį gan sunkų dalyką, kas anksčiau būdavo, ką vieną dieną tik pabūti, taigi savaitę galiu išbūti, dabar net vienos dienos nebeištveria. Ir atjauta, aišku, tam žmogui jisai, nebegali, jisai tiek priprato savo tą pilvą tenkinti, jisai galimai tikrai gerai gyvena, jeigu jisai, vis tiek labai, kaip aš gerai gyvenu, jeigu aš net negaliu vienos dienos nieko nevalgyti, nes aš pripratęs kiekvieną dieną valgyti, ką tik noriu. Galim dabar visi susimastyti, kad visą laiką kalėdos noriu avokadą valgau. Daugumai valgo, ką nori. Pasakyti, kad buvo dar kažkoks laikotarpis, kai kalėdos atėjo ir, tai ten ateina ir kaip prisėdimas, apsigėrimas, viską, bet tai vis tiek būdavo kažkokia šventė žmonių galvoj. Dabargi mes kiekvieną dieną, mes labai dideliam pertekliui gyvenam. Mes kiekvieną dieną tas pačias kalėdas darom, mes valgom, daug, bilia ką, persivalgom. Mes neturim jokių norų tokių, kurių negalėtume išpildyti. Ta prasme, anksčiau kalėdos būdavo, tai gerai, kad ir tos dovanos reikėdavo ten laukti, pasistengti, būti geram. Dabar tai visi vaikai visko pertekė. Nėra įdomumo jokio, ta prasme, kad ateis kažkas ir tu kažko būsi nusipelnęs, kažkaip tais ar buvęs geras, ar dar kažkokiu būdu, ir kad tu gauni kažkokį surprizą. Dabar viskas yra vienam lygmenį, ta prasme, nėra kur iššokti tai laimiai, net, ta prasme, ir tas nuobodulys ir nepasitenkinimas netgi iš, kaip po ilgo vartojimo, kai vartoji alkoholį arba narkotikus, tu nebegauni kaifo, tu tik gauni toleranciją, tiek, kad tau nebūtų bloga. Tai netgi tos pačios kalėdos darosi, jos jau, kad ir kokios jos bebūtų, jos darosi nebe šventė, o tas pats kasdienybė, kitos dienos datoje. Ir tai žmonės vėlgi kažkur, man atrodo, kažkokiam laikotarpį jie pakriks nuo to, kad jie nebegali net džiaugsmą patirti. Koks tai bebūtų. Taip, būtent iš tikrųjų, kaip kiekvienoje religijoje yra, bet kokią paimsim tradiciją, susilaikyti. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs giliai pastudijuotumėte, tai aš paskui, kai pradedu žiūrėti, visą laiką vos ne šventė, šiandien badauti iki pietų, rytoj badauti iki tiek, ten ekadašis grūdų nevalgyti, ir toks toks natūraliai tu savo,
sudarai tą askezę, ane, nes aš dabar vat nevalgysiu, tai tu natūraliai paskui kaip tu džiaugiesi, kad o, čia mano vat kokie bananai, o ten brokolis koks, kaip aš džiaugiuosi juo, nes aš pagaliau galiu valgyti, ne, vis tiek toks nuopima džiaugsmas po ilgesnio kažkokio badavimo, tai Taip, toks jau taip. džiaugsmo yra, ne? Šventė valgis tada būna toks sakralusis, tai šventas tas valgis, tu labai tu esi, jauti, ką jis tau duoda, kad jis duoda tau jėgas tam kažkokį sąmonės kitokį supratimą, netgi valgis tai duoda. O kai tu valgai kiekvieną dieną įkrus mėsą, ten, ta prasme, kažkaip kalėdom, kokią ten antį keptis, jeigu ten tu visą laiką tą antį ryji, padažė kokiam tai ten. Nu, nebėra, net šitoj daly net nebėra kažkokios tai, nu, pakilėjimo jo. Jo, nes iš tikrųjų taip įvyko dar ir dėl to, kad žmonės, nu, nebejaučia tos laimės, kaip ten bebūtų, nes jeigu tu laimę Nu, jauti, tu jos nemalšinsi to maistu, iš tikrųjų žmogui užtenka, va taip, tiek, kiek telpa į saujelę. Jūs kažkada buvo, mes taip ir nutiko, iš tikrųjų 3 metai atgal pas mus atvažiavo tokia moteris iš vakarų pasaulio, sako, aš noriu labai jūs pakviesti kalėdas švęsti, mes nei jūs švenčiam, nei ką, nu, ne, nu gerai, tu žmogus pakvietė, nu, galim nueiti ten pašvęsti. Ir Indijos, pietų Indijoje, restorane. Ir pradėjo nešti ten viską, tie barmenai, ta prasme, neša ir nėra galo, 10 jau neša. Mes su Tamal suvalgėm po to savo saujelę, tu, ta prasme, tu daryk, ką nori, aišku, aš esu parmezano neturėjau, bet, nu, neįmanoma. Jau, kad ir kiek tu ten, sakykime, tai, nu, čia kažkas tai šiaip pakvietė, koks skirtumas, bet babytė, pavyzdžiui, pakviestų. Aš sakyčiau, babytė, aš tiesiog negaliu, nu, netelpa. Tai ką, apvemti stalą dabar? Aš, aišku, džiugu, kad kažkam telpa. Man ten ne niekas. vaikelių šaltienos dar padaryta, dar šaltiena dar laukia. Taip, tai reiškia, tas žmogus turi gerbti tavo pilvą, tavo pasirinkimą ir jokių būdų neversti tavęs. Tai reiškia, yra didžiulė taip pat nepagarba versti kitą ir norėti, kad tu kažką suvalgytum, ne? Taip, Taip, ir jau čia turbūt einame į pabaigą šitos pirmo susitikimo apie tos naujus metus, va turėsim galbūt atskirą, va kokia ta tendencija laukia kitais metais ir ką galbūt dar va astrologė mūsų galėtumėte apjungti, kokią mintį pateikti. Ką aš galėčiau apjungti? Am, kai susimastai, viskas yra tik iš reikia, ar ne? Reikia švęsti, reikia pirkti, nes kaimynai perka, draugai perka, reikia ir man, reikia aplankyti ir reikia prigaminti ir tada reikia valgyti. Ir tada reikia kentėti nevirškinimą, ar ne? Nevirškinimą tai nebūtinai tik maisto, bet apskritai visko. Ir galiausiai viskas prieina iki kartais net liūdnų statistikų, nes pasiskaičius policijos suvestinių statistikas per kalėdinį laikotarpį, tai jos labai liūdnos ir viskas vyksta ne kažkur gatvėje ar ne, o artimoje aplinkoje. Tai žmonės, kurie vieni kitų pakęsti negali, jie susirenka 20 ar ne kokių, sakykime, žmonių susietų kraujo ryšiais, kurie vieni kitų nekenčia, bet atvyko iš reikia, nes reikia atvykti aplankyti babą, reikia suvalgyti visą mišrainę. Ir tada jau, aišku, vienas kitas stiklas kokio nors tauriojo gėrimo ir žiūrėk, jau tampi statistikos, jau statistinių vienetų suvestiniai, ar ne? Ir viskas per tą darimą reikia. O jeigu mes darytumėm ką, tiesiog, iš to tokio labiau jaučiu arba noriu pasivaikščioti, nueiti į tą mišką, ar ne, su vyru, užsikurti laužą ir ramiai pabūti ramybėje. Nejungti šiandien to teliko su kalėdiniu naujametiniu žiburėliu, ar ten dar ką ten berodo. Nedaryti to kaip visi. Neprisipirkti tų plasmasinių fintikliuškų vėl ant tos eglutės kabinti. Jos bus ten kiek? Savaitę, 2? Kitais metais vėl kitas pirksiu ir vėl kitą pirksiu ir vėl. Ir toks užburtas ratas. Imti paskolą dėl kalėdinių dovanų. Gyventi, taupyti dėl kažkokių kalėdos. Ar tikrai mums čia dabar tik tai tos kalėdos tik rūpi? O gal aš tos pinigus galiu išleisti kažkur, nueiti į kažkokį spektaklį, į kažkokį teatrą, kur aš mėgstu, ką aš mėgstu, išvažiuoti 2-3 dienom, pakeliauti, kad ir 2 dienom, kad ir 3 dienom, vietoj tų kalėdų, ar ne? Bet daryti tai, ką aš jaučiu viduje, o ne tą, ką reikia, nes mes taip užauginti, ar ne, nes reikia daryti taip, reikia.
Reikia 3 dienas stovėti prie puodų, reikia pasipuošti, reikia gražiai važiuoti apsirengus pas babą ir reikia visą mišrainę suvalgyti. Bet o gal va taip ir nutiko, dabar pagalvokim, gal va ta baba 30 metų stovėjo prie tų puodų išreikia, nes aš tikrai dabar prisimenu savo babą, gal aš mamai sakau, Dieve brangus, kiek jinai moteris vargdavo ten, tos viską, kol pagamindavo ir dar niekam neleisdavo plauti, pati ir norėdavo tvarkyti viską, nu, man tai žiauru, pavyzdžiui. Ir įsivaizduoja, ta baba gamina ir tikrai ateis diena, kai ta baba galvos, eikit jūs visi po velnių, kaip jūs man visi nusibodot. Ir tada kas įvyksta danguje manifestacija. Vaikai gyvena Amerikoje, kažkas vat, Indijoje, kažkas Tailande. Ir kiek dabar žmonių, kurių vat, iš to viso, kad reikia, užkniso, pasiuntė visus po velnių ir dabar sėdi ir galvoja, Jėzau, kada tas mano vaikelis pas mane atvažiuos. O jinai kažkada jau mintyse pasiuntė visus po velnių, nes ją užkniso. Užkniso gaminti. Tiesiog. Taip, nu tai vat, arba užsiknisa iki negalėjimo, nu, arba koks nors ten dėdė Kazys su dėdė Petru susimuša, nu, ar ne, kaip prie stalo. Tai čia irgi tokia viena iš lietuvių tradicijų kalėdinių, ar ne? Išgėrus pasimušt ir po to nekalbėti iki kitų kalėdų. O per kitas kalėdas jau vėl tas pats, truktų žodžių vėl iš pradžių. Tai gal jau sulaužykim tas tradicijas tokias? Linkiu Tuo labiau, kad čia žmonėms sulaužyti tokias kalėdos tradicijas. dažniausiai apie jokį, ne apie Dievą, netgi, ta prasme, švenčiama apie produktus, dovanas, želė, marketingus, ta prasme. Aš suprantu, kad žmogus tikrai eitų melstusi pagal savo konfesiją kažką, nu, taip kaip ir reikalauja ten, tarkim, jų ten tradicijos, bet ir to nėra, jie tiesiog renkasi užstalės. Apsikaišo ten dabar jau ir kinietiškais apdarais visokiais ten, jeigu ten gyvatė, tai gyvatės turi būti kažkokia išnoros ten, indai tam tikri, maistas tam tikras dabar arklys, va, įdomu, gal avižų reiks ten kažkokį ten dalyką per, nu, tipo. O dar jeigu tu esi mergelė, tai tau ten apsirengti iš viso tada reikia auksiniai, o jeigu jautis, tai ten kaip nors raudonai. Jo, tai, Žodžiu, yra reikalų. taip. Taip, svarbiausia yra, kad turėtumėt ganešą ant stalo, ar ne, kaip šiandien aptariam. Kas ten arklio metai? Arklio būtinai ant eglutės kokią simboliką pakabinta, nu būtinai reikia, ar ne? Tada būtinai šiaudą po staltiese pasidėt, nu jau jeigu pagal visas, jeigu pagal vieną nesusimanifestuosit, nu tai pagal kitą gal gausis, tai jau varykit viską urmu. Jo, nes čia ir prieinam tą išvadą, kad iš tikrųjų, vat, pirmas dalykas, tai kadangi kalėdos, tai reikės maždaug, aš nežinau, Lietuvoje kokių 600 eurų nuo 1000 tikrai reikės, kad visus giminės apvažiuoti ir visko nusivežti ir tortai tikrai yra nepigus, nebent patys kepsit, bet ten bus negražus jisai, kaip čia dabar, taigi turi būti ten kažkokie traleliuškos ant to torto. Sakykime, išleidžiat, nu tikrai daug, 800 eurų, nes tikrai pastebėjau, kad prieš kalėdas jau dauguma ten pinigų neturi, jau ten vėliau kažką ten tik tai susimokėti gali, jau biudžetas skylė. Ir tada įsivaizduojat, ateina to gauruotojo barsuko metai ir jūs galit melžti tą barsuką, kad jisai gražintų dabar viską, ką aš išleidau, 700 eurų man sumanifestuoji tuoj pat, nebandai to nedaryti, aš dėl tavęs apsirengiu naujų metų vakarą, vat, raudonai, ugnį užsidegsiu ir nebandai negražinti, kitaip aš būsiu piktas, ne, nes kažkas turi gražinti. Jo. Prisiminiau dabar tokią statistiką liūdną, kad po kalėdų ir naujųjų metų sausio yra, atrodo, berods pirmas pirmadienis, ar ne pirmas, antras ar trečias pirmadienis, vadinamas mėlynuoju pirmadieniu, kada įvyksta statistiškai daugiausia savižudybių. Tai būtent po visų šitų šventimų, kai žmonės įsituština tiek, kad jie, na, pas juos nieko nebelieka, įsivaizduojat, ne tik, kad ten pinigų nebelieka, bet tiesiog nelieka jokio pojūčio, nu, ta prasme, atrodo, viskas baigėsi, viskas tuščia, nieko neįvyko, viskas, pinigų nėra, santykis dažniausiai irgi ten gadinti sveikata irgi ir būna toks žmogaus, nu, visiškas krytis žemyn, nebėra ko laukti. Ir nu, tiesiog toks, atrodo, nauji metai prasidėjo, tai kaip tik žmogus turėjo įgyti daugiau energijos, daugiau jėgų, daugiau vilčių, daugiau kažkokių, nu, gyventi, kažką kurti, o kaip nekeista, atsitinka taip, kad savižudybių statistika daugiausia, net yra terminas mėlynasis pirmadienis sausio. Ir taip kiekvieną sausio koks rezultatas ir ką tai duoda ta visa psichozė, ne? Taip, nes paskui, kaip gauni dopamino, taip jis ir nukrenta be abejo, nukrenta iki tokio lygio, kad žmogus nebeturi nei resursų, nei išminties, nei šiaip kažkaip jį pasikelt toliau, jis atsiranda tokia vakume, beprasmybei, liūdesy, apatija ir visą tai, aišku, dar su svaigalais susiję ir taip ir gaunasi, kad
Jo, nes dar ir kita išvada būtų, vat vis tiek kaip ten bebūtų, palmės, vat jūra, ir taip atrodo, va tau gerai, iš kur tu čia gali keliauti. Iš tikrųjų, jeigu pastebėtumėt, kad nebeinat į gimtadienius, nu, beprasmius kažkokius, nebeperka ten tos dovanos, kur 5 eurų stavkė, ane, o tų, jeigu draugių turit 7, pavyzdžiui, tai jau 300 eurų. Nebe kalėdinių dovanų, jeigu ten 20 giminaičių dušo žalai rinkinys, nu kad ir su akcija, tai vis tiek yra ten 10 eurų, bet dar prie to reikia ir butelio, ir kiek pinigų susitaupo. Tikrai 100% žmogus gali už tos pinigus pakeliauti. Tikrai, vat, čia nenorim, kad savo paslaptus ponia rimta astrologė išduotų, bet net nebejoju, kad kalėdų nešvenčiant galite sau leisti kartais pakeliauti, ne? Taip, žinoma, kad galima, nešvenčiant apskritai, nepasiduodant visokiems marketingo triukams, kuriuos matote savo telefone, o nebūtinai telefone, bet aplink jūs visur yra reklama, ar ne, aplink mus visus yra reklama. Nepasiduodant tam, pirk dabar, vartok, kuo daugiau, nes tau dar trūksta, tau dar negana. Ir kai supranti, kad jau tau visko gana ir vat jau tada supranti, kad jau ta pilnatvė tave aplankė, nes aš turiu viską, ko aš norėjau, ar norėčiau, arba ko man dabar reikia. Ir tada galima jau ir pakeliauti, bet pakeliauti vėlgi reikia, į kelionę į lagaminą galima pasimti, ką tik nori. Bet vienas dalykas, ko tu negali atsikratyti, tai esi tu pats. Reikia keliauti su savim. Ir kiek žmonių gali keliauti vieni, pavyzdžiui, iškeliauti nors vieną kartą gyvenime vienam kur nors. Ne, čia labai gera patirtis. Ne iki parduotuvės butelio dasipirkti, bet apskritai vienam iškeliauti su savim, pabandyti, nes žmonės bijo vienatės. Kiek aš kartų esu girdėjusi klausimą, o tai su kuo tu skrisi į tą Tailandą, į tą Indiją, belekur? Tai su kuo tu skrisi? Su lėktuvu. O lėktuve bus dar 200 kažkiek žmonių. Su lėktuvu skrisiu aš. Su lėktuvu ir su čemodanu. Arba tik su kuprinė. Kaip man šaus į galvą tą dieną. Kiek aš ten šmutkių sugalvosiu susikrauti. Bet žmonės bijo to. Jie bijo. O jeigu Jo. dar telefoną atėmus, nes jie skrenda ko? Nuotraukų pasidaryti į Instagramą. Jiems visiškai neįdomu kažką pamatyti. Neįdomu. Todėl klesti verslai visų all inclusive, ar ne? Pagulėti prie baseino, pavartoti ir valgyti kiek telpa, nes yra nelimituota. Ryti. Ir tada gerti. Nes vėlgi viskas grįžtam prie tų pačių kalėdų tradicijų. Vartojimas. Jo, Mes ir esame kaip tiesiog vartotojai. Taip, kaip Mėja sakė, rezultate yra depresija ir galiausiai savižudybė. Nebereikalo dabar žmonės, kad ir kaip, nu, aš kartais juokauju, sakau, kad dabar tik detoksai ir trėdimas iš tikrųjų, bet tai dar yra vienintelis išsigelbėjimas jų nujuorėje kasdienybėje, kad jie tą daro, nes taip vis tiek apsivalo organizmas ir kažkiek tai tų brūdo vis tiek išsivalo, nes tas nuolatinis perteklinis vartojimas veda į visišką nepasitenkinimą ir galiausiai depresiją. Tai va, šiandien iš tikrųjų baigsime. Jeigu jums buvo įdomu, prenumeruokite žinoma kanalą, nes jūs gausit visas laidas naujas, kurios bus ir kurios bus tokiam standartui iš tikrųjų. Niekas čia niekam nesiruošia įtikti, nes nie vienai čia iš mūsų ir nie vienam kvietiniui svečiui tai nerūpi, nes tam laiko nėra. Laiko mažėja, laiko trumpėja ir galvoti apie tai, kad kažkam tikti, patikti, tai laiko nebėra. O gal dar trumpai, kas labai smalsus, nu ir vis tiek nori. Bet kaip ir Ieva sakė, švęstas kalėdas, o kažkas ir tos naujus metus švęs, nes jų tokia tradicija. Taip iš tikrųjų, kadangi dabar taip trumpai paaiškinsiu, tai nėra jokie nauji metai, jūs supraskite, tai nėra jokie nauji metai. Žmonės juos susikūrė. O kadangi tai yra žemės kūrėjai, va tie dievukai, visi mes čia esam, ir 80% šito žemės, va tų būtybių, kurios turi tą jėgą norėti, nes šuns noras greičiausiai nelabai pildosi, bet žmogaus tai pildosi. Ir vat kaip reikėtų švęsti, tai yra mentalinis kūnas, kad aš sukuriu, kad viskas, gruodžio 31, nauji metai, 000, o fejerverkai. Tai iš tikrųjų, vat, pagal pirminę Džiotiš Vedų astrologiją, pagal tą tikrąjį žvaigždyną, tai bus Rohini Nakšatra iš tikrųjų. Čia kalbu apie Vilnių. Taip, apie Vilnių, nes jeigu mes persukam laiką, Indijoje, Amerikoje jau bus viskas kitaip. Dėl ko aš sakiau, kad teritorijos išminčius. Dabar, kadangi ta baba gamindama ten išsiuntė visus į skirtingus pasaulio pusės prakeikė ir būtent rašo, tai kur Ekadašis Amerikoje bus, o tai kur ten, o Indija, ir viskas skiriasi, nes mes jau sėdim ten tokiuose pointuose, kad jau tik per Zoomą galim susitikti.
jau kitaip bus. Tai šiuo atveju tik Vilniuje gaunasi, kad vat, tiksliai taip, kad rohinį nakšatrą, kuris simbolizuoja iš tikrųjų vaisingumą, derlių, tą, reiškia, oranžinė spalva, čakra, tokia rausva oranžinė, tai čia moterims, kurios tu nori susilaukti kažkokio vaisingumo, tai jau ten staltiesės ir vietėlės tos jūsų ten turėtų būti va tokios oranžinės, tokios antros čakros spalvos, galit papajų prisidėti kažkokių oranžinių atributų, jeigu jau norit ten apsirengti tą dieną, jums patinka ta simbolika, tai sakykime tokia spalva. Ir labai labai juokingai gaunasi, kad per pačią pirmą laidą ir kadangi vis tiek čia yra mūsų visų energetika apsijungusi, per rohinį nakšatrą gimė pats Krišna. Krišna gimsta tada, kai jau pasaulyje jau yra toks bardakas, kad jau nieko sutvarkyti nebegali, reiškia tada pati aukščiausia Dievo forma nužengia čia į žemę ir jau ima tvarkyti reikalus. Tai iš tikrųjų turėtų būti Krišnos atvaizdas, Krišnos paveikslas, jeigu jūs iš tikrųjų norit to kelio į tą laimę, nes jeigu jūs švesit vat, būtent tą dieną. Ir dar taip, jeigu prognostikui, iš tikrųjų bendrai rohiniai yra ir turtai, tie patys turtai, kur čia, oi, aš jau čia turėsiu tos turtus. Bet, sakykime, bendrai reikėtų žmogus toks, kuris yra ir noriu, neturiu apsimesti, kad aš nenoriu, noriu aš tų pinigų kažkiek ten, tai tik tais tiek, kiek man reikia. Ta prasme, tiek, kiek aš tikrai būsiu laimingas. Aš nenoriu jokių perteklinių pinigų. Tegu tiek visos visatos pinigai galbūt atitenka seneliam, močiutėm, kad ne man, nes dabar kiek jų yra? Jų yra ribotas kiekis ir aš visus savo prisimanifestuoju. Jūs įsivaizduojat, kaip tai yra žiauru? Sau, o kažkas benamiai, kažkas kenčia, kažkas net valgyti neturi ko, kažkas, vat, galbūt mergaitė kokioje Afrikoje savo plaukus turi atiduoti donorystei tam, kad kažkas prisiaugintų plaukus, ne? Nes jinai neturi pinigų, jai šeimą reikia išlaikyti ir daugybė tokių pavyzdžių, tai jeigu jūs prisigrobėt visus pasaulio pinigus, tai jūs iš kažko tai atimat. Čia visiems kriptovaliutininkams, visiems, kurie nori milijonų, bet nežino, ką su juo darys, tai būtent vat, vieną kartą paimti ir taip vat, adekvačiai reiškia rohinį nakšatroje, bet kadangi yra opozicija su Uranu astrologiškai, tai tikrai noriu pasakyti, kad aš tai tos dienos negalinsiu, man jinai ne. Tai man čia negalioja, jeigu vat, neabejoju, kad ir kažkas, kas astrologai klausot, jums galbūt kita diena kažkas yra, bet tas, kas įgalinsit per naujus metus ir švesit kaip naujus metus, tai turėsit būtinai keisti pajamų šaltinį, nes yra Uranas opozicijoje, tai nebetiks jūsų kažkoks tai saugus būvis, turite keisti kažką būtinai, nes naujų metų įgalinimas lems, kad jūs prarasite iš tikrųjų tą gausą, tą, ką aš čia ką tik pasakiau, tiek, kiek prisimanifestavot ir atėmėt iš kitų, jūs turėsit prarasti, taip jau gaunas. Ir į ketvirtą būstą krenta 3 planetos - Saulė, Venera, Marsas. Šaulio ženklų, tai iš tikrųjų vienintelis dalykas, apie ką jūs turėtumėt kalbėti prie to stalo, yra filosofija. Tai susirasti visus kitus tokio panašaus video, pasiklausyti ir filosofuoti su savo šeima. Arba kalbėti apie keliones, tai kas buvo atspindėta šitam video, filosofija, šaulio ženklas. Ir kelionės, nes visos kitos liks nepatenkintos. Ir dar labai labai baisus dalykas, labai baisi prognozė, išjunkite jau dabar, nes gerti visiškai nerekomenduojama, apsiryti nerekomenduojama, grėsia labai stiprus apsinuodijimai ir alkoholio, netgi šampano taurę pakelti į orą, skaitosi visiškai nepalanku šiais metais, nes tai yra Rakų 6 astrologiniam būste, Neptūnas, Saturnas. Z9 programų irgi 6, tai apsinuodėjimai arba vėliau bus labai liūdnos pasekmės, tai tokios, kaip Mėja sakė, depresija ir liūdesys. Tai vat, būtent susiraskit, kas jums patinka, kažkoks jūsų mylimas filosofas ir bent kažkiek paklausykit kažkokio tokio aukštesnės sąmonės žmogaus. Dainuškos irgi rūri netinka, nes viskas veda į filosofiją, o filosofija reiškia tokio balso, kokio jūs klausotės, tokią jūs sąmonę ir prisitransliuoja. Tai bent jau per naujus metus visa visata kviečia jūs paklausyti aukštų dažnių balso, aukštos vibracijos ar kažkokios tai mantros ar klasikinės piano muzikos. Dar galite išmokti beje iki naujų metų, nes tiek daug liūdesių. Aš tau irgi pavydžiu, kad tu vat, su pianinu. Aš suprantu, kai žmogui jūs jau pirštų nebevaldo ir jis nebegali groti. Tai yra viena, bet kai tu esi didelis suaugęs žmogus ir tu galėjai ir išmokti to pianinu groti, o ne pavydėti, nesėdėti ir pavydėti. Tai ką jūs dar norėtumėt pridurti ir bus kitas susitikimas, nebejokim. Aš tai tik noriu pasakyti, kad nesupaprastinkit savęs ir nevadinkit savęs vienu žodžiu, kad aš esu žuvis, aš esu arklys, aš esu mergelė. Mes esam kur kas daugiau ir nesakau, kad reikia studijuoti ir išmanyti visą šitą dalyką. Tiesiog nepakiškit savęs po vienu kažkokiu tai vardu. Mes esam viskas ir tuo pačiu niekas.
Tiktų taip. Ir viskas, ir niekas. Ir Taip. kiek daug sudedamųjų dalių mumise. O dar, jeigu mes kažko ir neturim, tarkim, aš neturiu kažkokios savybės, bet štai sėdi 3 žavios moteris, kurios mane papildo. Taip. Aš tik palinkėčiau jausti, kas yra gera širdžiai, kas yra gera, nu, visai esybei, tiesiog kliauti savimi, ne aplinka, ne visuomenė, ne sistema, nes ten yra labai, aišku, yra ir gerų dalykų, kaip ir visur, mes negalėtume išgyventi kitaip, bet yra labai daug šlako, kuris mums yra visiškai nereikalingas, nepatogus ir žalojantis. Tai kad pabandyti turėti drąsos gyventi pagal savo jutimus, pagal savo dvasią. Jo, nes dar norėtųsi tik truputį pridurti, kad, vat, kaip jūs tai sakė, reikia. Yra žmonių, kurie viską daro iš reikia, tada, ta prasme, nebelieka pusiausvyros. Reikia. Ir tada nebėra jaučiu. Tada susidaro depresija, neišreikšti jausmai ir opozicijoje. Visada taip yra. O, va, kaip Mėja sako, darykit iš jaučiu, darykit iš noriu. Ir tikrai ateis reikia. Ta prasme, aš darysiu iš jaučiu ir ateis toks, nu, bet juk kažkuria prasme. Va, kaip sako, reikia. Tai su mama pabūti per tas kalėdas. Nu, reikia, nes mama to nori. Ir ateis natūralus reikia. Įvedantis į pusiausvyrą, ne? O nereikia per reikia. Nes tas reikia per reikia dar suponuoja tokį dalyką, kad vėliau ir anksčiau tu imi kaip ir reikalauti atgal, nes aš tai tavo reikia pildau, o tada kodėl jūs man atgal nieko neduodat, kur tas atgalinis ryšys, kur tos dovanos man, kur to želė man. Ir tada žmogus, nu, jisai, nu, netgi to reikia, jisai daro, aišku, dėl patogumo savo, bet taip pat ir laukdamas to pačiu savo. Ir gaunasi toks nesusipratimas, nes dažniausiai tau nieks nieko gero atgal neduoda. Ir visą laiką tada jautiesi įskaudintas, auka ir net kažko negavęs. Atgal gali gauti tik spyrį užpakalį. Taip. Norėsi atgal, tai tikrai gausi spyrį užpakalį. Taip, kad būnant su savimi ir su savo širdim, tai paprastai viskas baigėsi geruoju. Nes įsivaizduoji, spyrį į užpakalį. Iš to paties ugninio arklio gausi spyrį į užpakalį, užsidegs tavo visi likę kūno plaukai ir baigsis. Jeigu tik tai galvoji, kaip ką gauti, bet niekam nieko neduoti. Taip, ir kas čia, astrologė dar jūsų? Aš palinkėsiu nežiūrėti šito video, nes jis jums sukels pyktį. Per vėlu. Ir Per gali vėlu. būti, kad net ir skrandžio rūgštingumas pakils. Nes ką jos čia dabar nusikalbėjo, ar ne? Čia pasakė ir to nedaryt kažkokios ekspertės. Iš niekur, iš kažkur išlindę. Ekspertės didžiosios, specialistės. Tai nežiūrėkit šito video, eikit, vartokit, kol bus bloga. O kai jau pasidarys labai bloga, atsibusit ir va tada pažiūrėkit tą video. Taip, rekomenduojama šitą video žiūrėti po to, kai bus jau 3 kartai tualete ir taip toliau, kai jau tikrai bus blogai ir suprasit, kad, nu, gal aš biški vis tiek noriu to pakilimo sąmonės, kas ir yra iš tikrųjų, jau visi primanifestuos, nes bus 1000 milijonų, kurie nežiūrės šio video, bet prognozė metinė yra aiški, veda į šaulį. Ko mes galim padėti? Mes nieko negalim padėti, mes nieko nenusprendėm, viskas yra apreikšta danguje ir jau nuspręsta. Tai va, mielusios žaviosios būtybės, susitiksime kitame video, nes čia buvo ir tokių įdomių temų ir apie keliones, ir apie viską dar ką yra pakalbėti tikrai. Tai va, viso geriausio.